Tai labas rytas visiems gražų sekmadienio rytą. Ir šiandieną pas mane svečiuose yra mano pažįstama kolegė, bendramintė Eugenija Vidija, holistinio coachingo specialistė, jogos ir kvėpavimo mokytoja. Sakyk, Eugenija, šiandien rytas, koks jisai pas tave? Tai labas rytas visiems, labas rytas Inga. Noriu pirmiausia tai padėkoti tau, kad pasikvietei mane šį rytą pasikalbėti, įsikvėpti ir įkvėpti kitus tikriausiai. O rytas šiandien pas mane gaivus, saulėtas toksai, vidinė saulė šviečia, svarbiausia man yra. O paskui, kad ir dangus, žinai, būna apniukęs, bet kada viduje saulė šviečia, tai ir gera gyventi. Gera būti, gera dalintis, būti žmogumi ir būti moterim. Kaip gražiai suskambėjo. O kadangi laida yra skanus pokalbiai, sakyk, norėčiau paklausti tavęs, žodis skanus, apie ką tai tau? Skanus, kaip pasakei, skanus, tai man taip kažkaip pirmiausia, tai apie skanų, kokybišką maistą, žinai, nuskambėjo kažkaip. Gal kažkas labai neįprasto, egzotiško ir gaivaus šį rytą, tai skanus, kas liečia maistą. O jeigu pažiūrėjus giliai, tai man skanus yra ir pats gyvenimas, kaip skanauju gyvenimą, kaip mėgaujuosi gyvenimu kiekvieną dieną. Tai apie tai man tas yra skanumas ir žodis skanu, jeigu taip trumpai ir paprastai. O galima pasakyti, kad, pavyzdžiui, žodis skanus, ką aš išgirdau, tai labai panašu į holistinį požiūrį. Aš manau, kad galima pritempti. Tikrai, jeigu mes norim, galim pritempti, apvilkti ir suderinti dalykus gyvenime, kurie kartais atrodo nesuderinami, o čia taip labai skaniai nueisim prie holistinio požiūrio, tai tikrai galima iš tikrųjų pavadinti skanu, tai kas yra holistiška, nes man holistiška yra bendras vaizdas į gyvenimą, pradedant rūpinimąsi savo fiziniu kūnu, psichoemociniu kūnu ir dvasiniu kūnu. Tai va, iš to susideda su daug smulkių detalių ir dalelyčių, bet tokius 3 pagrindinius dalykus neišėjimus. Tai labai. O tau pavyksta, pavyzdžiui, visus tas 3 dalelytės kažkaip integruoti mūsų toje kasdienoje, žinai, nes vis tiek sutikas socialinė erdvė labai įtakoja mūsų ir tą holistinį požiūrį į gyvenimą, ir tą emocinį kažkokį, ir fizinį kūną. Kažkaip tai mes vis tiek sąveikojame. Man iš tikrųjų smagu su tavim, vėlgi bendrauti, pagalvoju vien dėl to, kad aš pati jogos mokytoja irgi ir tas, žinai, žinau, kad joga turi savitą bruožą ir savitą sampratą apie gyvenimą ir tai man irgi labai padeda. O apie ką tau tai, ar padeda, kas padeda, apie ką, kaip joga integruoji, plačiai tiesiog apie save? Gerai, tai pati joga gal man tapo gyvenimu jau, ne taip, kad kažkokia dalis, kad aš prisiregistruoju ant kilimėlių rytais, ką darau jau kiekvieną rytą beveik 13 metų. Tai iš pradžių tai ir buvo tiesiog joga, tai yra, kažkas sportas, bet gal ir nebuvo man taip, žinai, tas požiūris, kad sportas, nes aš labai pajaučiau, kaip nuėjau pirmą jogos užsiėmimą prieš 13 metų, kad tai yra penas mano kūnui, penas mano galvai tada ir penas mano dvasiai. Kažkaip aš prisikasiau labai greitai prie dvasios, prie tos esmės ir po truputį joga tapo gyvenimo būdu, nes joga, kas žino, kas nežino, trumpai pasidalinsiu, tai yra 5 principai, tai yra tinkamas sportas, mankštinimasis yra asanos, tinkamas kvėpavimas yra pranajamos, čia biškai joginiais terminais pavarysiu. Tinkamas atsipalaidavimas yra šavasana, tinkama mityba. Iš jogos knygų mes ten pamatysim parašytą vegetarinį, bet aš šito vietoje nesiginčiu, nesileidžiu net į diskusijas. Aš sakau, valgom taip, tą, ką kūnas pasako, valgyti pagal pojūtį.
Ir 5 principas yra meditacija ir pozityvus mąstymas. Tai visus šitos dalykus tiesiog per gyvenimą, jau per tuos 13 metų aš išskleidžiau ir integravau į savo kasdienę rutiną ir apskritai į visą pasaulį jautą. Man jogoje yra labai svarbus tas aspektas dvasinis dalykas. Tikriausiai tai atsinešta iš praeitų gyvenimų, prikaupta patirties ir, kai juokauju, nuopelnų. Tai mane, žinok, net tas socialinis gyvenimas, jis pasidaro toks žemiškas ir mane truputį pagrąžina į realybę tai, kas vyksta aplinkui. Nes esu ta, kur labai linkus, kad mane nuneštų meditacija, nuneštų kvėpavimai, nuneštų ne kiek vaikausi potyrių, nes joga vėl mus veda į tai išeiti už patyrimo, už skirstymo, už to dualumo šio pasaulio, bet tas gyvenimas, žemišką gyvenimą ar net socialiniai tinklai mane pagrąžina patirti tą dualumą, patirti, kas yra troškimai, leisti savo pilnai būti žmogumi ir gyventi. Tai, žinai, balansuoju tarp to materialaus pasaulio ir tarp to dvasinio pasaulio. Bet joga puikiai integruoja viską ir padeda. Aišku, kartais, žinai, tikrai kaip kiekvienas žmogus kažkuria pusę nusinešu, pasinešu, žinai, ir tai žiūriu, jau strigau kažkur materialiam pasauly, per daug įsitraukiau kažkokias tai problematikas, kurios iš tikrųjų nėra, taip jeigu atsitraukiu, tokios labai reikšmingos. Ir lygiai taip pat, žinai, kartais jau žiūriu, kad jau užsimeditavau per daug, jau užsijoginau tais aukštais nemateriniais, bet antimateriniais visais filosofiniais klausimais, argi net būsenom ir būviai, žinai, ir jau kviečia žemė grįž, gyvenimas vyksta čia ir dabar. Dabar. Tai joga va taip ir vyksta, žinai, mano gyvenime. Bet labai, jeigu ne joga, tai iš tikrųjų nežinau, kur aš būčiau nuėjus, nežinau, ką aš būčiau patyrus toliau gyvenime. Man tai buvo iš tikrųjų atradimas viso ko pradžia, gilintis labiau į save ir pažinti save kaip autentišką visatos dalelę. Šitam kūne ir va šitam gyvenime, žinai, tai kas nepraktikuoja, sako, gal joga ne visiems, ne, bet aš manau, visiems tik reikia patraukti begalę įsitikinimų, kurie yra mūsų galvoje, ir vadovautis širdimi, ir vadovautis kūno pojūčiais, kurie ateina per pilvą, ne, ar antrasias smegenis. Tai mes galime tą jogą tikrai pasimti ir gauti iš jos labai daug naudos, plus jogos yra tiek rūšių, tiek jinai išmodernėjo ir tiek jinai išsiplėtė ir aš už visokią jogą, aš už visokius mokytojus ir tebūnie jų kuo daugiau, nes kiekvienam reikia savo. Tai ir sakau, joga yra visiems, tik tai pirmiausia turim patraukti. Gal ne visiems, gal ne šitam gyvenime, gal ne šitoje evoliucijoje, bet kada patraukiam tuos įsitikinimus, kurie dengia iš tikrųjų tą tikrą patyrimą per kūną, ne per širdį. Tai mes galime matuotis jogą įvairiais aspektais. Tai sakyk, ar tai buvo gal tavo toks pirmas prisilietimas prie sąmoningo gyvenimo, vat, joga? Tikrai taip. Nes aš kodėl klausiu, nes man tai irgi būtent tai buvo. Aš atsiradau ir esu dabar tokiam kelyje būtent dėka jogos, todėl kad nusprendžiau padaryti kažkokį žingsnį link kažko tai svetimo, naujo. Bet kai ją patyriau, tai aš galvoju, žinai, man mokytoja išėjusi, atsimenu, po mokytojo kursų sako vieną sakinį. Kai jūs jau esat patyrę tą jausmą, jūs niekada nenorėsite grįžti atgal ten, kur buvote. Ir tai yra, žinai, Eugenija, tokia tiesa, jau praėjo beveik 5 metai, aš niekada net nesusimąsčiau, kad aš noriu grįžti ten, kur aš buvau. Tai yra ne apie tai, kad kažkoks nušvitimas, ne, bet tai yra kažkokia vidinė būsena, kaip laimės. Laimės kažkokia dalelė pasisėjo mano širdyje, ten daug gerumo, daug pozityvių minčių, daug lengvumo ir labai daug praktikų, kas man padeda, ne, kasdienybėje tiesiog išlaikyti tą mano gerą savijautą. Kaip ir kvėpavimas, ne, nedideli dalykai, gali pakvėpuoti, gali mintis kažkur nunešti į tam tikrą vietą, neįsikabinus į tą materialumą, ar ten į kokį nepozityvumą, arba ten negražius, negerus dalykus, ne.
Ir vėlgi, sakyk, o kokia tavo ta kelionė buvo? Va, tu sakai, irgi pirma buvo. Kas po to, vat, kas kito tavyje, kaip tu su tuo parėjai, vat, kaip tavo kelionė, įdomu tiesiog, kaip Mhm. pritaikiai visą tai. Mhm. Tai tiesiog, kaip ir sakiau, tuos 5 principus pradėjau integruoti į gyvenimą. Aišku, prasidėjo viskas nuo fizinio kūno, tai yra nuo asanų, nuo judėjimo, ne nuo pratimų vadinamų, tų jogoje, jie taip nevadinami jogoj pratimais, bet viskas prasidėjo nuo to, nes joga padeda grįžti mums į kūną, jausti savo kūną, išjausti. Mes sustojam, mane kažkokio asanoj, pabūnam, tada kvėpavimas ir mes pradedam jausti. Jaučiam, nugarą man pasirodo skauda, ne, man kelius skauda. Aha, ir taip žiūrim, kad dar po kiek laiko atsiranda lengvumo, praeina, ne, aha, kas čia vyksta, lankstumas, stabilumas. Tada man kėlėsi klausimai, kas už to yra, žinai, kodėl vat skauda nugarą, kodėl, bet čia man gal nuo vaikystės šitie klausimai buvo, kas susijęs su, ypač su ligom. Ir tada aš kapščiausi, ką vat kūnas rodo, ką jis nori pranešti. Tada atėjo į mano gyvenimą rebefingas, aš taip švelniai prisistatinėjau kaip kvėpavimo mokytoja, bet mano gyvenime yra rebefingas, dar vadinamas sąmoningų kvėpavimų, giluminių cirkuliacinių kvėpavimų ir taip toliau, bet čia nesigilinsim į subtilybės, nes yra skirtumų iš tikrųjų tarp jų. Tai kvėpavimas man iš vis atvėrė tokius vartus, kur patyriau tokius dalykus, tokį gyjimą, tiesių taikymų nėriau į savo psichoemocinį kūną, iš ten krapščiausi visus toksinus, tai yra energetinius toksinus, įvairių įsitikinimų, įvairių traumų pavydalų ir tas vyko valymas per metus laiko. Toks pokytis įvyko, kad buvo kažkoks stebuklas žemė ir dabar tai lydi tiesiog jau matau, kaip žmonės transformuojasi ir kaip vyksta vidinė alchemija, kvėpavimo sąmoningo pagalba. Tai va kvėpavimas. Tada labai daug meditacijos atsirado gyvenime irgi ir kas yra kasdienį, nes aš kasdien darau jogą, tai yra pratimus tuos asanas, kvėpavimo pratimus, darau meditaciją, meditacijai gal skiriu taip didžiąją dalį savo praktikos, praktiškai išeinu dažnai kontempliavimą apskritai visos dienos, kas vyksta čia ir dabar, nes meditacija tai yra buvimas čia ir dabar apskritai. Buvimas, va, su tavim laidoje su pilnai čia ir dabar, nepavadinsi taip meditacija, nes ten yra dar tam tikri algoritmai, struktūros, ne, ir apibrėžimai ir taip toliau, bet šiaip buvimas čia ir dabar yra pati geriausia ir giliausia meditacija. O tada gyvenime sutikau coachingą, baigiau coachingo mokymus dėl to, kad pritaikyti tą jogos ir kvėpavimo mokymą pasauliečių, tai paprastai įtraukti klausimais per įvairias grupinės sesijas, per asmeninės sesijas, nes ne visi gali būti jogos mokytojai, tikrai ne visi gali būti, nes reikia į jogą įnerti pilnai savimi. Ir žmogui kartais reikia duoti tų tokių žemiškų, paprastų dalykų. Tai man va čia coachingas buvo vienas iš tų kaip įrankių, labai galingas ir stiprus įrankis, kuris padeda integruoti mano turimas žinias iš jogos pasaulio, kas yra dar tikrai šiek tiek žmogui, pasauliečiui, paprastam lietuvių žmogui, ne visiems aišku, bet toks truputį gal bauginantis, gal gąsdinantis dalykas, bet kai mes integruojam per jo protą, vat, bandom prisikasti, atverti jo pažinimo, o ne medį ir praplėsti tą matymą, tada jam daugiau aiškumo ir lengvumo įsineša. Tai va tokia mano kelionė iš visus šitos dalykus iš tikro taiko kiekvieną dieną. Iš tikro taiko. Tai yra gyvenimo būdas. Klausimas, kaip pavyksta, aš atsakymo nežinau, žinok, nes tiesiog tai taip natūralu, kad kai manęs klausia, kaip laikytis disciplinos, disciplina labai vyriškas dalykas, man yra toks žodis angliškai, jisai skamba man gražiau devotion, pasiaukojimas. Tai pirmiausia, aš ateinu su pasiaukojimu. Lietuviškas turi žodį, šitas man daug svorio, tas pasiaukojimas, bet devotion, tai jis turi tokio. Tai pirmiausia, pasiaukojimas dėl savęs, dėl savo evoliucijos kiekvieną dieną, bet jis toks natūralus, ne iš kažkaip, gal kaip tik įdiegtas. Va. Ir tada lygiai taip pat tas devotion pasiaukojimas dėl kitų žmonių. Kad kitiem, tai ką aš darau, tai turi tarnauti ir kitiem, nes kaip aš pasirodysiu ant scenos, aš juokauju, bet jogoje, kvėpavimos, meditacijų vakaruose, stovyklose, jeigu aš dėl savęs nedarau, niekur nepasirodu.
Jo, tai va taip. Jo, labai tokia, tai vis tiek galima sakyti, pavyzdžiui, Eugenija, kad tu labai disciplinuota. Nu, tam pasauliečių, kaip tu sakai, jeigu tu Taip. ne jogoje, bet, nu, jeigu tu nusileistum į tą tokią žmogaus va, sąmonę, kuri, nu, neprisilietė prie jogos, nu, Mhm. neturėjo to coachingo, ne. Ar yra kažkokie metodai, kažkokie įkvepiantis, galbūt, nežinau, dalykai, nu, kuriuos galėtų paprastas žmogus, nu, nuo kažko juk reikia atsispirti, žinai, nu, mes galbūt drąsios buvom, gal galiu pasakyti, nes žengėm kažkokį žingsnį link kažko ir ten atradom lobį, bet juk ne visi gali ir ne visi geba iš tikrųjų, ne, ir žengti, ir kažką pakeisti, nes, nu, po šituo gerbuviu, kaip sakau, joga yra labai faina, bet kažin kiti patyrė tai ir parėję į tą visuomenę, kuri labai stipriai tave įtakoja, kita vertus net neišbūna jogais ir pameta tai ir grįžta atgal. Nu, būna visokių turbūt, ne? O kas, Tai va, tu taip. pasidalink, kas padėtų, va, kas, kaip tu praėjai, ką girdėjai, vis tiek daug žmonių sutikus esi. Oi, čia tikrai tas klausimas, žinai, kaip ir sakau, jeigu jie atsimuša į savo įsitikinimus, tai žmogus tikrai negrįžta į jogą, nes čia, ai, tai sekta, tai dar kas nors, žinai, pasijuokiu, žinai, iš Taip, šitų visų taip. bajeriukų, čia bajeriukai tai geri. Tai grįžtu jau dabar iš savo tos aukštos materijos žemyn, nusileidžiu ir taip paprastam žmogui, tai taip tiesiog pradėti rūpinti savo fiziniu kūnu. Pradėti rūpinti savo fiziniu kūnu, nes tai yra vis tiek tas nuostabus fizinis kūnas, kuris tarnauja va šitą visą gyvenimą. Ir kito mums to kūno neduos, nors ir organus gali persodinti, ir nu, plastinės operacijas padaryti, bet nu, realiai tai yra nu, vienas fizinis kūnas ir pradėti tai rūpintis kažkokią mankštą, pasivaikščiojimus, tiesiog išeiti į lauką, pasivaikščioti. Padaryti mėgstamus kažkokius tai pratimėlius, kas patinka. Jeigu nieko nedaręs nepatinka, tai aš visada sakau, pradėkit vaikščioti. Pradėkit nuo pasivaikščiojimų, tai yra pirma pagalba, nes mūsų kūnas per kūną yra išeiga emocijų. Mes, jeigu laikom, kaupiam savyje emocijas, tai mes darydami kažkokius fizinius pratimus ar vaikščiodami, jau elementariai eidami pasivaikščioti, tai yra iškrova iš kūno, kas yra mūsų emociniam kūne, nes nu, viskas yra susiję. Ne? Taip, taip, taip. Tai taip, paskui tiesiog rinktis pozityvias kažkokias knygas, pozityvias laidas klausyti. Aš taip pajuokauju, išmeskit teliką per langą. Juokauju, nors pas mus televizorius yra namuose. Bet ką turiu tuo pasakymu omeny, tai nustokit žiūrėti žinias, nustokit žiūrėti visus tuos dramas, kas vyksta, iš tikrųjų fokusuokitės į gerus dalykus ir tai yra pirmas žingsnis, tai yra nežiūrėti to tokio toksiško turinio, o pradėti rinktis kitokį turinį. Ir prie to pridedu dar knygas. Sakau, pereikit skaityti saviugdos knygas, kurios ugdo, psichologinės gal kam patinka, kažkokias dvasinė literatūra, jeigu kam patinka. Tai va tiesiog pradėti nuo tokios, kurios irgi nu, padeda užsikrauti pozityvų, užsikrauti kažkokio tai, žinojimo, suvokimo, nes kiekviena ta knyga atneša tą pažinimą savęs. Mes pradedam suprasti, tai va dėl to man gal vaikystėje tai buvo ir aš dabar taip jaučiuosi, taip elgiuosi, taip kalbu ir taip reaguoju. Tai tiesiog tokie paprasti keli dalykai. Ir aš aišku visada sakau, pirmiausia, tai kvėpavimas, susitvarkykim savo kvėpavimą, nes tai yra įrankis mums po nosim duotas ir ypač kaip dabar aš sakau, yra kvėpavimo renesansas, tai įrankių daug, mokytojų ir vedlių be galo daug, kokybiškos informacijos daug, mokslinių straipsnių per dešimtmetį padaryta N tūkstantis. Tai pradėkim rūpinti savo kvėpavimu, nes pat ir aną savaitę skaičiau mokslinį straipsnį, buvo 20 metų darytas tyrimas su žmonėmis, 5000 buvo tyriamųjų ir kas įtakoja gerą sveikatą, ypač širdies sveikatą, kraujotakos sveikatą. Tai aišku, buvo mityba, buvo sportas, buvo miegas, kas irgi labai svarbu miegas ir pirmoji vietoje buvo plaučių tūris. Tai o kvėpavimo pratimai vienintelė ir praktika palaiko mūsų plaučių tūrį. Tai va. Iš tikrųjų, žinai, kaip tame posūkyje, juk yra Eugenija, gyvenimas prasideda nuo pirmo įkvėpimo ir nuo paskutinio iškvėpimo. Tai tame tarpe yra gyvenimas, vyksta gyvenimas.
Ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, man tai irgi, ką tu sakai, labai atliepia, nes aš tik per kvėpavimą išjaučiu tokius gražius savo kūno, emocinius galbūt dalykus, pastebiu, nes kitu atveju atrodo ta kasdienybė tokia, žinai, simple ir kiekvieną dieną ta pati, ta rutina, bėgi, lėki, atsakai, klausi, skambini. Ir toks, žinai, kažkas lyg vyksta, o kas iš tikrųjų ir nelabai suvoki. Tai kvėpavimas pats man tai netgi vaikščiojant ir pasakyti savo kažkokį dalyką, kad va dabar žiūrėk, vaikščiosiu ir kvėpuosiu, sąmoningai suvokiant, kad įkvėpsiu, iškvėpsiu, tai irgi labai daug yra. Vat, iš tikrųjų, pasidalink, gal kokią knygą turi iš tikrųjų pasiūlyti, vat, kas tau atrodo būtų naudinga. Tai knygą turiu ir su savim pasiėmus, bet jinai tokia labai dvasiniai, tai yra šventraštis, aš būtinai pasidalinsiu, bet taip pagalvoju, taip paprastai, taip žmogui, nuo ko pradėti ir ką skaityti, tai iš tikrųjų labai lietuvių rekomenduočiau Driuko knygas, neturiu čia dabar tik tai Martyno Driuko, Trimurti knygas, paimti į rankas, nes jos tokios tikrai labai paprastai, lengvai skaitosi, iš tikrųjų labai geros, kokybiškos. Tada dabar net pažiūrėsiu knygų lentyną ir galvoju, kas iš tų tokių visai tokių. Man, žinai, aš dabar biški pertrauksiu, kol tu pagalvosi. Man iš lietuvių, va dabar pasakei, man visai patiko Bredekio knygos, irgi lietuvių, jisai buvo širdies chirurgas, kiek atsimenu, profesorius, ne, jau amžinatilsi ir jo fondas egzistuoja, kiek aš žinau, va gaunu kartais laiškus ir irgi labai geros knygos. Kitokiu žvilgsniu, lyg tai vadinas. Bet Jurgis Bredekis, jeigu įsivesit pasigoglinti, tikrai rasite jo knygų. Tai man tokiam lengvam nuėjimui apie žmogaus tą holistiką, apie jo visumą. Ne tik, kad kūnas fizinis yra kaulai, oda, raumenys, žinai, kaip mes suvokiam, bet yra daugiau. Nes netgi įdomiai man buvo skaityti lietuvis, kai tik taip įdomiai rašė ir tais laikais, kai dar nebuvo taip garsiai, žinai, kalbama apie šitą. Ir jis jau pastebėjo, darydamas operacijas, kad kažkas ne taip, kad vieni žmonės grįžta, kiti negrįžta, kaip veikia, kaip gijimas, ką žmogus galvoja tuo pačiu ir kad tai viskas yra susieta. Vat aš žinai, kad kaip jogoje sako, juk viskas yra vienis, viename. Mes visi esame vienis. Ir ką tu mastai, ką tu valgai, kur tu mintis nukreipi, apie ką galvoji, visa tai yra apie tave ir apie tavo tą holistinį gerą būvį čia ir dabar. Vat kaip tu veiki aplamai, kaip tas kūnas. Tikrai taip. Ir apie tą vienį, ta ir knyga, kuri yra su manim, tai yra Joga Vasišta, tai yra šventraštis jogos ir, nežinau, gal čia kamera atvers, ar ne? Tai jinai nesiskaito kaip romanas, jinai skaitosi po puslapį, po du tik tai. Ir kada pirmą kartą šitą knygą studijavau, iš tikrųjų aš patyriau, kas tas yra vienis, nes žodžiais įgarsinti yra viena, o tai išgyventi tiesiog mane įstatė į tą vienio patyrimą, tai jogoj mes vadiname samadį, ne, aukščiausia sąmonės būsena, o tiesiog davė patirti tokį blyksnį ir tada man buvo toks stiprus satori, toks nubudimas, kad buvo, wow, va čia tai geras, va čia apie ką kalba, apie tą sąmonę, apie tą vieną sąmonę, kad mes esame jos dalis. Tai va šitą knygą, nes tiesiog pasiėmiau, kadangi aš prie jos grįžau šią savaitę vėl truputį studijuoti, nes šventraščiai studijuojami po truputį, vis per naujo. Tai va, tai bet jinai tokia gili ir stipri, bet tikrai pradėkit nuo lengvų, tavo pasidalinimas, manau, įkvėps tos knygos to žmogaus. Bet čia galbūt nebus apie jogą, žinai, tos knygos, bet gal į tą sąmoningumą, nes prie jogos galbūt irgi sutik lengviau ateiti tiem, kurie jau kažkokiam kelionėje, jau kažką perskaitė, jau kažką pagalvojo, jiems kažkaip tą jogą lengviau prisijaukinti, ne, va tokia kaip... Tikrai taip. Kaip praktika, kaip kažką, nes kiti iš tikrųjų sako, neburk iš tirščių ten ir tavo ta joga, tai tiesiog yra pratimai, kaip pilatesas, kaip dar kažkas, bet man tai irgi ne apie tai.
Ir tarp kitko, aš esu vat pilateso trenerė, 20 Mhm. metų turbūt, ne? Jogą darau 5 metus, tai labai nedaug, bet mano toks pastebėjimas, neskaitant, kad aš zumba šokau, ten fitnessus ir taip toliau, visas sporto šakas praktiškai esu palietus. Bet, žinau, kas įvyko jogoje, va kažkoksai vidinis pojūtis, kaip joga greitai per 7 dienas, per savaitę sustatė mano karkasą. Tiesiog kaulus kažkaip tai aš nesupratau kaip, bet tokia vidinė jėga atsirado. Vat vidinė jėga, ne raumenų, ne aš kaip tik sukūdau, nes ten buvo vegetariškas maistas, aš pirmą kartą ir daug ko teko atsisakyti, taip kirtau, kaip iš karto žemė iš po kojų išslydo, pakeičiau visiškai kitą burbulą, kaip sakau, bet turbūt tame vat labai daug ir vat ta stiprybė kūno. Tai greičiausiai ar yra taip, kad kai kvėpavimą sujungi su fiziniais pratimais, su tuo, ką girdi toje erdvėje, tiesiog tavo kūnas tada tau pradeda iš karto tarnauti. Vat netgi galiu pasakyti, po 2 dienų gal toks pojūtis buvo, kad jau taip ir išsitiesti norėjau, žinai, tokia, atrodo, kad jau stoviu pilnai ant tos žemės. Jo, sustato mūsų vidinį šitą dvasinį stuburą joga. Nes tai nėra kaip tik tai pratimai, tai yra pratimai, kvėpavimas, koncentravimasis į čia ir dabar, tai meditacija, pozityvus mąstymas irgi, arba iš vis minčių nebuvimas, nes jeigu mes tikrai būnam čia ir dabar, nėra, tai yra bemintė būsena, ne? Tava, būnu čia ir dabar, stebiu kūną, tiesiog nevertinu nieko, būnu ir čia dabar. Tai mityba, kaip tu ir sakei, tai tas ir padaro tą iš karto, mūsų tokį sustiprina dvasinį stuburą. Tikrai. Tai vat sakyčiau, tokį šuolį gal aš turėjau. Taip, bet vat girdžiu, tu pati turi turbūt gal, kas ateina pas tavęs kvėpuoti, joga, vat ką žmonės sako, dėl ko jie ateina, kada ryštasi, kada yra tas jiems toks tukšt prasisukimas. Pasakysiu labai nejogiškai, žinai, kada būna, taip didžiausio atveju, dažniausiai iš tikrųjų, kai būna šikna, visiška, arba pabyra fizinė sveikata, arba pabyra, stuburas dažniausiai kada pabyra, arba kada pabyra psichinė sveikata. Tada ateina dažniausiai žmonės į jogą, arba tie, kurie iš tikrųjų tyrinėja, kad jie yra ne tik šitas fizinis kūnas ir jų psichika, jie kažkas daugiau ir jie tada pradeda ieškoti jogos ir jie pradeda ieškoti ir domėtis ir jie tada atranda tai, ko jie iš tikrųjų ieško, nes joga veda vis tiek mus į tą patyrimą, kad mes esame daugiau nei šitas fizinis kūnas ir protas. Tai yra įvairiai, bet didžioji dalis ateina, nes sveikata yra sušlubavus arba fizinė, arba psichinė sveikata. Bet sakyk, aš kažkurių pavyzdžių žinau, jeigu dėl sveikatos imkime, ateini dėl sveikatos, kiek procentų integruosies kažkas, kad ne tik sveikata, bet ir tą dvasinį aspektų paliestum tą žmogų kažkaip? Kaip tau taip, kiek patirties turi tame, vėlgi, žinai, nes aš kažkokiu pastebėjusi esu, kad, kitas ateina tik fizinį kūną ir toks įspūdis, kad vis tiek toje jogoje, netgi kvėpuojant viską, jis vis tiek kažką mala toje savo galvoje, taip kaip nuneigdamas kitą tą dalį jogos, tą svarbėją, tą kvėpavimą, pavyzdžiui, minčių nebuvimą. Yra tokių tikrai žmonių, kurie ateina ir vis tiek užsikasę savo galvose, labai jaučiasi ir matosi iš karto, bet kažkaip ta joga ten padaro savo stebuklą ir vis tiek žmogus atsiveria gilesniam savęs pažinimui. Jeigu tikrai žmogus lieka, tai ateina po metų, po 2, kiti pas mane yra ir 7 metai praktikuoja ir aš matau, jų gyvenimas keičiasi. Jie ramesni, jie labiau save myli, jie puoselėja, santykiai keičiasi, kas dalinasi, žinai, santykiai pasikeičia, kokybė santykio pasikeičia su kitais asmenim ar grupe, su savim santykis pasikeičia, ateina žmogus išgražėjęs, ateina žmogus kažkaip stilių pakeitęs, padaręs didžiulį pokytį. Tai va. Iš tikrųjų, taip, aš pasidalinsiu, bet paskutinę pamoką kažkaip mes visada, kaip ir pastebiu, žinai, kaip pamoka prasideda su pirmuoju om ir tie balsai visą laiką būna tokie, žinai, visokios tos vibracijos ir taip juoką kelia, kai pasibaigė jogos pamoka ir tada vėl praktiką pabaigėm om,
mes visi giedam kaip lakštingalos, žinai, toks, net pati Wow. klientė sako, nu kaip keista, ar man čia vienai taip girdis, kad kaip operos solistės viso, žinai, bet kažkas pasikeičia erdvėje. Nu, iš tikrųjų, kaip tu sakai, tai turbūt per tokius netgi mažus dalykus, prisilietus, atėjus vien dėl fizinio kūno, galima atrasti tą, ane, tą tokią laimę kažkokią, ar ramybę sielos. O ką Mhm. norėtume, Eugenija, palinkėti tau, vat, mūsų klausytojams, kaip, nu, vat, kaip tame pozityvume vis tiek išbūti, jeigu be jogos, sakykime. Mhm. Tai aš dabar dar tik truputį įterpsiu tokį lyrinį nukrypimą. Mano gridžius sūnus parėjau dabar namo, tai jeigu bus mama, aš grįžau ar kažką, tai priimkim labai natūraliai, taip žemiškai, nes gyvenimas vyksta. Nesuplanuosi kartais, kaip nori visko, tai tiesiog nesvagirdžiu jau terasoje vaikštinėje. Tai pakarto klausimą, nes nunešė iš tikrųjų sūnus parėjimas jau. O ką norėtum palinkėti mūsų žiūrovams, pažiūrėjau? Pozityvaus. Mhm. Atsiminkit, kad gyvenimas yra labai labai paprastas ir gražus. Mažiau susireikšminkim ir sureikšminkim dalykus. Daugiau skirkim dėmesio tiem dalykam, kurie teikia malonumą ir džiaugsmą. Tada daugiau šypsosimės, daugiau įsikvėpsim ir įkvėpsim kitus. Ir nuo mūsų tikrai priklauso, kad pasaulis taps daug gražesnis. Viskas prasideda nuo mūsų kiekvieno. Tai patikėkit, kad jūs tą turit alchemiją ir galę savo viduje kiekvienas. Nu, kaip gražu. Taip, tai nuo savęs. Pradžia vis tiek, kaip bebūtų, būtų čia ir dabar, aš esu su šypsena ir laiminga. Nu, tai va, toks labai labai svarbu suprasti, kad kai tu pasakėjai apie fizinį kūną, aš pagalvojau, jo, gal kiti supras, kad, nu, tipo, pirkt rūbus, tai ir yra rūpintis fiziniu kūnu, ar ten dantis valyt, bet mes turėjom omeny ne tik tai. Ir tai yra tai, ane, bet Taip. fizinis kūnas yra daugiau nei aprengti jį. Taip, rūbai mums svarbu, ypač moterim pasipuošti, tai yra detalė moteriškumo, bet visas moteriškumas tai slypi mūsų viduje. Tai tikrai neskriauskit savęs, nes kartais per jogą žmonės sako, ai, reikia visko atsisakyti, visko čia rengtis ten suplyšusiais rūbais. Ne, puoškitės, darykit, bet būkit pasipuošę ir išorėje, ir savo viduje. Taip, va, geriausias, labai gražus palinkėjimas. Tegul spindi, ane, vidus, akių šviesa, tiesiog to džiugesiu į kasdieninius dalykus, paprastus dalykus. Mylėkite save ir kitus. Tai ką, atsisveikinam. Ačiū labai, Eugenija, kad tu šiandieną atvykai pas mus. Labai smagu tave matyti ir manau, kad tikrai išsineš kiekvienas kažką tai dėl savęs. Ačiū tau, kad pakvietei, buvo be galo gera dalintis, labai gražiai laikai erdvę. Tai linkiu tau sėkmės, linkiu labai fainų, pozityvių pašnekovų, o visiems kitiems sakau iki. Jo, iki visi. Gero sekmadienio ryto.